labai laukiu, aš Simonai darau benėlį. Aš irgi pradėjau lankyti keramiką. Reikšas labiau vyriškesnis žodis keramikai. Pradėjo daužyti molį. Molio darbus. Akmens formavimo klasės. Širdutė šiandien kukli. Čia galėtų būti dramblys su straubliu. Ir kaip visada, prie kavos. Šiaip šitas baisiai skanus man. Ir mano tėčio gimtadienis. Ir mes ten varysim su Saša. Jis labai mėgsta BMW. Ir aš pasiūlė gerą idėją padaryti BMW maikę. Pirmas dizainas. Šitas mano tėčio labiausiai patiks. Sakau, jeigu jums čia cringe, tai jūs cringe. Neturi būti minimalizmas, new gen, estetik. Čia turi būti grinai, nu čia... Kažkas, kas tėčiui patiktų. Kas patiktų tėčiui. O mano tėčiui patiktų toks, myliu savo BMW. Kol Saša ten kažkokias sutartis pildo, aš va guminukus darau. Vienam klientui darysiu video, kaip pasigamina namie guminukus, tai va čia pas mane. Kodėl neveikia elektroninė deklaravimo sistema? O šiaip labai fainai šitos formelės iš Amazono. Jos kaip ir yra guminukam labiausiai, bet Saša sugalvojo padaryti ledukus. Tirpsta baisiai greitai, bet... Nu, šiaip dabar, kai patirpo, tai atrodo, kad čia tiesiog labai daug smulkių. Čia nesimato labai širdelės, bet... Bet vat kai tik įmečiau, o tada atrodė miau. Tualeto review. Aktualiausia tema turbūt kaziuko mugėje. Taip. Aš jums pasakysiu taip. Užmyžimo lygis tualeto. Čia padaryk skalę kažkokią... Nu, pas mane buvo 2. 2 geriausiu atveju patogumas. Galima sėst, žinai, kaip sakoma, ar galima naktį eiti į mišką su vilkais? Nu, galima. Galima, jeigu norit. Vienintelis minusas labai stiprus, užėjau tualetą. Užėjau turės galvoju. Nu, biškį tinkas. Vos, ausupu, kaip Nu, aš pas taip sėdėjau. Labai tikrai smirdėjo. 0 iš 5. 0 iš 5? Labai smirdėjo, atsisės nebuvo įmanoma, aš atsisėdu. Nu, nebuvo sauso paviršiaus. Ačiū labai, Simona. Galėtų būti geriau. Ačiū. Galėtų kažkas neapšyk tuliko. Jo, dėkui labai. Nu, va, paėmiau. Su medum, dvarėlį iš Kalus. Iš Pasvalio regionų. Bliam, aš čia buvo 10 iš 10, man atrodo. Skanu? Jaučiasi medus? Bus šašlyko teistas. Ar vertas 15 eurų? Skanu? Tai nebuvo, ne? Buvo. Nepaėmiau. Filmuoja tas tavo šetoniškas aparatas. Pasabiški kečiupas. Hol. Hol. Aguonų Šimtalapis. pyragas. Koks 100 lapis? Baronkas. Pažyba šio vakaro. Baronkas su cinamonu. Va tok. Vaikai, oi, bliama. Kaip cinamoninė bandelė baronkui. Eisim dabar. Namučia? Norėjom gal Kalbasevičių paimti, bet kiaulienos kaip visus lygiai suvalgėm. Eisim Tai gal namo, apsieisim. turim darbų. Kol pažaisim. Nori kažkas pasakyti? Ne. Fashion show begins. Man kol kas labai patinka šitą šiaip, bet šiam 7 jau ne. Tas turbūt neimsiu, bet tas čia sakra S. Osmonu. Tu atrodai kaip iš Komptono. Čia kažkas supras. Tu atrodai kaip tas Tupakas. Tu žinai, kas yra Tupakas? Tupakas čia... Ai, žodžiu. Nuleis galvą iš patavo. Shit. Kuri numeris 3, Saša? Žvejyba. Dešra. Mano tėčio gimtadienis artėja, tai čia vietoj gėlių. Gal sakysi vietoj dovanos. 100 lapis, turbūt. Pyragas eglė. Aš turiu klausimą. Paslaptis milijonų amžių. Jeigu palėti dešrą, išplauni 3 kartus rankas ir vis tiek jauti tą kvapą, tai rankos jau švarios? Iš kur tas kvapas yra? Galima man kažkas paaiškinti? Ir cinamoninės baronkos šiaip žiauriai skanios. Saša, ar nori papasakoti apie savo apšvietimą? Ne. Papasakok apie savo free step apšvietimo rutiną. Free step apšvietimo rutiną. Turiu čia lempą. Sferą. Ne buvo šiaip paprasta, bet Saša RGB lemputę nupirko. Jo, nupirkau RGB lemputę įstačiau. Tada dar už stalo yra LED juosta. Jeigu jie čia kažkaip labai jau reikia jums, tai gerai jo. Man Taip, ačiū labai, Saša. Taip, ačiū. Va. Ir dar aš turiu lemputę, bet jinai kraunasi dabar. Tai nerodysiu jums, bet pas Simoną yra lygiai tokia pati. Tai aš jums parodysiu. Va, toks pultelis nuo tos LED juostos kainavo jinai man gal... 20? Nežinau, nu, man tai žymiai jaukiau taip ir prie kompo būt ir... Ir kilimas tai žiauriai fainas. Aš kartais Simsų žaidžiu. Pas Simoną Etapais. žaidimų fazės yra... Ups and downs.
Labiau downs. Beje, ta RGB lemputė Saša nupirko ir man ir kalbėjo sukti šitą lempą, ko aš galbūt iš pradžių nenorėjau, bet pažiūrėkit, kaip kietai atrodo. Vėlgi, aš jums dar parodysiu vakare. Čia pas mane kukliau negu pas Sašą. Irgi, va, šitą lemputę, apie kurią išnekėjo. Čia žiūrėkit, kad galima taip reguliuoti spalvą. Ir turiu druskos lempą iš močiutės, kaip visada, kuris manim keliauja iš būtų į būtą. Bet jo, tai noriu pamontuoti biškį video Japonijos. Ir tada aš reikės apsitvarkyti namuose. Žodžiu, va sutemo, tai žiauriai kietai kambarys atrodo. Tipo, jis grinai visas violetinis. Ir čia dar papildomas švieselis. Pradėjom tvarkytis. Kažkiek komentaras ir jis irgi taip darot, kad kai jūs tvarkotės. Pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad jis viešbutyje tvarkosi. Aš įsivaizduoju, kad mane kažkas labai turtingas pasisamdė ir aš jums tvarkau namus. Atėjo laikas paragauti 100 lapę, kur aš vis dar neišsiaiškinau, ar tikrai čia 100 lapės. Čia aguonų pyragas, man aš nieko bendro. Dabar paguglinam 100 lapę. Teoriškai teisė. Nu jo, 100 lapės. Bliom, čia kaip gerą trydą atrodo šiaip. Mes šiaip tais valgom. Galvoju, jis minkštesnis biškį. Žiūrėjau, galvojat, kodėl pjaustų su šaukšteliu, o ne kaip žmogus su ranka valgo, nes man Simona atnešė šaukštelį, tai aš. Kas 100 lapę valgo su ranka? Taste Mano test. šlikšti arba tą daidžias. Šlikštėnai? Jo. Ragavau? Jau. Šiodį šlikštė? Ganėtis. Ką tu čia išsidirbinėjai su aš baigti norėjau. žaisti su maistu? Žinot, kad augonas priro narkotikas. Nu tu... Ir pas mano kaimynę augo augoną. Ir mano mama visą vaikystę man sakė, kad jie gali už tai teismų ploti. Čia tiesa? Aš nežinau, aš niekaip neišsiaiškinau. Aš vis nesuprantu, kas yra aguonas. Ką? Aš nežinau, kaip jos atrodo. Šitam vlogui jums ne vieną kartą rodžiau Micijų produkciją. Tai iš tikrųjų ne tik mes jos patys labai mėgstame, bet ir jie taip pat yra šio video rėmėjai. Ir ypač noriu akcentuoti jų BCA gėrimus, nes mums jos patinka šiaip pasiimti į keliones. Ypač dabar, kai Vilniaus oro uoste nėra tų ribojimų skysčių, bet labiausiai mes mėgstame užgerti prieš sporto salę, nes jų gėrimas yra ne tik kofeino, kuris duoda energijos, bet ir BCA, kas tiesiog padeda raumenim greičiau atsistatyti. Ir prie viso to jų gėrimai neturi jokio cukraus. Šios gėrimus ir šiaip Micijų produkciją galite rasti Maximoje ir kitose parduotuvėse. Tikrai labai nuoširdžiai rekomenduoju išbandyti, ypač aviečių skonio, čia mano favoritas. Ir Micijų labai ačiū, kad priėmė šį video. Pirkau iš X parduotuvės kruasanus. Dabar yra stadijoje pripirkimo. Atsišildymo. Čia yra visas kipėjo popierius, kuris liko. Formuojasi pas juos maži kruasaniukai ir po to mes juos iškepsime. Čia gal biškai škaičiai skamba iš tikrųjų. Jo. Pažinkime, su tokiamis valgysim. Virti kiaušiniai pas Simoną. Tas baltas gumulas, whatever this is. Šyša. Žalumynai. Simona paprašė nupirkti, bet kainavo labai brangiai. Tai aš jam pasakysiu. Ir dėžutė įdėjau. Viską. Patinkami, kad žalumynai. Alyvuogės, pomidorai, omletas sūris, lašiša buterbrodas, tiksliau sumuštinis ir mikrožalumynai, daigai iš vaikų mištos. Nu, ką galima pasakyti apie tai, tai tiesiog prašojau, neapskaičiavau. Dabar pavalgysim, po to truputį padirbsim, po to susiruošim į salę aš. O Simona, ką darysite šiandien? Aš dirbsiu. Oho. Vakar dar buvau masažė, šiaip aš jį variau, aš labai jaučiuosi įsitempus, aš noriu atsipalaiduoti. Aš visą tą pusvalandį, kiek truko masažas, verkiau. Bet matos, kad tau padarė masažą, nu tikrai kiekvieną kartą pas tave vis žemiau tie pečiai. Man įsitėjus, nes pas mane nugara yra labai įsitempus ir aš gan... Oi, tu, jo, nu, žymiai lygiau. Tai va, nu šiaip labai skaudėjo, bet labai atpalaidavo, tai jeigu jūs laukiate kažkokio ženklo, kad jums reikia nueiti į masažą, ir jeigu pas jūs irgi labai įsitempusi nugarą ir jums pastoviai skauda galvą ir nugarą, nueikite masažą. Tiek iš manęs, aš labai noriu valgyti. Nu, atrodo, tai labai promising. Matot, jie gigantiškai išsipūtė. Čia vis tiek, kad parduotuvinius reikia versinti. Nu, taip. Man jie labai patinka. Aš niekad nevalgiau šaldytų kruasanų. Tai aš lyginsiu su Paryžiaus kepyklos kruasanais. Nu, sąžiningai. Taip. Toks sviestas jaučiasi. Žodžiu, aš Sašai šiandien sakau, kad aš jaučiu šiandien labai tą anxiety, labai nerimo daug, kad pastarosim dienom. Saša nuėjo į džimą ir man kai ką atnešė. Pasipildo mano augaliukai, dabar aš turiu kavamedį, ant kurio parašyta pys. Ačiū, Saša. Prašau. Jis man čia praktiškai botanikos sodas. Šiaip jo, geografijos kabinetas beveik. Varysim į sporto salę. Išgersiu BCA. Tiksliau, čia yra BCA, bet čia yra ir kofeino. Aš jį geriu kaip ir pre-workoutą. Aš jį pragavau su mangais. Man labai patiko. Čia yra raspberries.
Aik savo. Jis kaip aviečių tas Žiemas? uogienė. Jo. Tai varysim į salę. Aš darysiu... Ką aš darysiu? Aš darysiu nugarą ir tricepsą. Ką tu darysi? Nugarą. Ir... Kaip tu sekasi? Overall gerai. Apart to, kad kai aš ėjau kažkokią treniruoklę, aš girdėjau už tavęs. Tai tas biškai mane sunejaukino. Galbūt vis dar tęsiasi tas efektas nejaukumo, bet ką aš galiu padaryti, ką padarysi. Aš ką tik dariau su 8 kilų. Aš va tik 5 pasimažinau. Jo, 60. 60. Pas tave žiauriai svorį. Jo. Gerai, aš visą gerą. Turim poteito mešt, tai tenka su šakutė mešinti. Žiauriai ranka dreba, tipo labai... Nedreba, bet labai skauda. Tenka lietukai kepa? Nu, atrodo... Atrodo bomba. Mes va prisiminėm, kad mes turim baronkas už kaziuko mugės. Neradom kur pakabinti. Tai šiandien atsisveikinsim. Kaip imbecilas iš tom baronkom, jeigu aš turiu. Tavo, žinai, klasiokas, kur ateina po kaziuko mugės, tas biškai keistas toksai. Jo. Nori baronkos. Aš Gerai. Iki. Labas rytas. Labas rytas. Bet aš norėčiau pagirti tave, kad tu jau gali vat lauke filmuoti. Aš Man sunku. Čia turbūt pirmą kartą, kai aš taip einu ir Lietuvoje filmuoju kažką. Varysim, aš labai noriu kavos, tai varysim dar kavos, nes mano kavos aparatas dabar į pupelių yra ir jis užpilkėjęs, negalima jo naudoti. Saša, ką tu paėmė? Kas aš? Tu. Aš? Tu. Mimė Fletvaitą. Teistės? Oi, paragau. Pavydu dabar. Tai toks slyvinis. Slyvos. Pagalvok apie slyvas. Mergina, kuri čia dirba, jinai šiaip pietų pertrauką turėjo išeiti, bet jinai atėjo ir padarė mums vis tiek kavą. Tai jeigu nežiūri šitą video? Čia respektas. Aš balsuočiau. Už tipo prezidentą. Ai, okei. Tai aš balsuočiau. Man šito užtenka. Žiūrėkit, tiksliau. Aš esu radęs tokią. 59 eurai, tokia maža tašytė. Bet labai graži. Bet labai miela. Man labai patinka. Jo. Žiūrėjom į Sportlando outletą. Radau kažkokius japoniškus adidasus. O tai čia Japan. Aišku, aš neseniai vat šitos nusipirkau. Tai čia būtų gan impulsyvu, bet pliamba jie tokie man gražus. Jaučiu nepirksiu, nes biškai impulsyvu. Antras dalykas, aš grinai pamažiau negu prieš savaitę senųjus nusipirkau. Galbūt vat jeigu nuvarysim į Japoniją ir ten rasiu kažką panašaus paimsiu, bet šiaip man labai gražus. Nesgi norėjau mano tėčiui padaryti Mike, kas tam BMW ten kažkuo. Neleido spausdinti dėl BMW logo, nes tipo autorinės teisės ar kažkas. Bet aš pasakė, kad Pumoje yra tokie kostiumai visai faini su BMW. Kartą pažiūrim ant modelio. Čia veidrodis jau. Kur? Pagrindai šitas. Nu, atrodo ganėtinai. Adidas, parašykit. Šitas irgi visai mielas. Čia sintetika ar ne? Ne, nežinau. Oi, Man norėčiau pasimatuoti ir pasimatuosiu. Nu jo, atrodo kaip su bomberiu labiau. Jeigu čia būtų crop Mike, va tokio pat lygio. Ne, nu šiaip. Gavosi šiaip labai produktyvus mūsų apsipirkinėjimas. Parodysiu mini haulą. Tai visų pirma, aš nupirkau tą nukalkinimo skystį kavos aparatą. Nupirkom pupelės, nes kaip sakiau, baigėsi. Pirkom 2 puodelius. Jis man biškai primena valgyklos puodelius. Bet, žinot, valgyklos tokie rudi, negražus buvo, o šitas man toks gintarinis. Oi, broi dar kartą. Oi, man labai mano patinka. Radom sirupą. Aš jau vis norėjau savo kavos įšiną papildyti kažkokiu sirupu, tai radom tokį sugar free caramel. Nu ką apie chemiškai, bet skaniai. Dėl viso ko išsaugau čekį, nes čia šiaip Elas, kuris turėtų tikti mano tėčiui, bet aš biškai bijau, kad visko gali būti. Tai mano tėtis, kaip ir sakiau, yra obses su BMW, tai va čia yra BMW. Ir savo paėmiau maikutę. Tokį maikutę paėmiau. Tai va, toks holas. Sveiki. Čia kaip realiai per kažkokią vlogą. Kalifornijai kažkur, kur susitinka. Yo, what's man? Štai čia biškai palauk. American. Palikau tau pusę ir turiu tau vieną bananą. O. Aš jau varysim keramiką, glazūruosim. Tu sugalvoji, kaip tu glazūruosi? Ne, pamiršau pažiūrėti. Galima paragauti? Skanus šitas. Skanus. Toks lakti. Grįžom va iš keramikos. 11:30 nakties Saša nusprendė, kad 10 ryto atvažiuos kurjeris ir paims daiktą. Daiktas pilnai išrinktoj būsenoj. Dėžė
Nu, blemba, iš 7 comų ilgį, kad suprastų. Pranešė man Saša, kad reikės surinkinėti maždaug prieš valandą. Įsijungiam YouTube, pažiūrėti, kaip žmogus išpakuoja dėžę. Kad suprastume, kaip jis supakuotas gal. Suprast, kaip... Aš po 3 magnio tablečių jau mėguoju. Neveikia taip magnis per sekundę. Jeigu aš dabar pono Google'o paklausiu. Google klausk. In general, subtle benefits can appear within days. Sleep quality. 1 to 2 weeks. Parašykite, jeigu žiūrit mūsų laboratorijoje, žmonės turintys baltą chalatą, paaiškinkite, kaip veikia Magnio bisglicinatas. Bisglicinatas. Bet jeigu pas jūs nėra balto chalato, tai net nesivardinkite. Jeigu turit nuotrauką su baltu chalatu, Įkelkite komentarus. tai būtinai kelkite. Per YouTube, man atrodo, negalima kelti. Kelkite Google Drive nuorodą, kur stovit su baltu chalatu. Arba Swiss transfer. Rinksim ir susimatysim po kažkiek laiko. Susimatysim po kažkiek laiko. Ryžo Katilon daiktadėžė. Simona The Professional. Mes darėm dubenėlius, o dabar mes jūs atsiimsim. Manęs negaila, kaip jūreiva Maikė atrodo.